Sveiki visi, taigi čia aš, Leo DIY ir taigi čia mano pirmas video, jej! Taigi šiandieną aš darysiu streso kamuoliuką. Taigi jums reikėtų rankšluostį, aišku, pasitiesti, šaukštą, tada balioną, aš naudoju baltą, toliau miltų ir leikos. Aš naudoju žalią leikutę, o tokia va spalva, labai graži. Taigi, pradėkime video. Taigi, pirmiausia, jūs pasimite savo leiką ir balioną. Biškai prisipučiate balioną. Maždaug kažkur tiek. Tada užmaunate ant leikos. Na, pripučiate. Ir tada užlaikydami tiesiog biškį prileidžiate orą. Truputį gal labai mažai. Meluoju, man nepavyktų. Parodysiu, kai man pavyks. Taigi man jau pavyko. Labai ilgai reikėjo. Tikrai labai ilgai reikėjo, kol užmausiu. Bet jo. Tada atsidarėme savo miltus. Apsimenate savo šaukštą ir pilate į leiką. Tada išleidžiate balioną. Ir viską sudedate. Tiesiog viską supilate į tą leiką ir tiesiog smyra tada jūsų miltai. Taigi aš parodysiu, kaip man subirės. Taigi man biškį jau subirėjo, kiek aš įdėjau. Dabar parodysiu, kiek aš dabar įdėsiu. Įdėsiu 2 šaukštus kažkur. Ir parodysiu, kai jie subirės. Taigi, aš nusprendžiu, kad jau. Ir taigi, dabar aš surišiu. Nuėmus nuo leikos. Ir jo, turite streso kamuoliuką, jej! Ir jo. Ačiū, kad žiūrėjote, labai ačiū, jeigu žiūrėjote. Ir jo, jeigu norite, kad jūsų nebūtų toks ilgas šudukas, ne šudukas, labai atsiprašau. Tai jo. Labai fainas streso kamuoliukas ir ten turi būti biškį oro, kad jums pavyktų minkyti taip, ir kad jisai nesprogtų, taip va negu darote taip, jisai lieka toj vietoj, darote taip, jisai lieka toj vietoj. Ne, turi būti taip, taip nesidaro. Ir jisai biškį temposi, bet netampykite per daug, nes sprogs ir bus atominė bomba. Meluoju, labai atsiprašau, kad sumelavau. Ir jo. Ačiū, kad žiūrėjote. Like, subscribe, komentuokite apačioje, rašykite visokias idėjas, kokią aš galėčiau filmuką padaryti apie jūs. Apie jūsų
apie jūsų komentarus ir jo. Ačiū, kad žiūrite, like, subscribe, komentuokite, kaip ir sakiau, ir jo. Ate.